Labas vakaras, mėly televizijos žiūrovai. Su jumis, kaip visada, ketvirtadieniais laida Verslios mamos. Šiandien kalbinsiu Laurą Dvinelytę, kuri yra Baimi lietuviško ženklo drabužių įkūrėja. Tai labas, Laura. Labas, labai malonu čia būti. Tai nuo to mes ir pradėjome. Gerai. Tai nuo ko kilo ta visa idėja sukurti būtent drabužių verslą? Žinai, iš tikrųjų aš pati nesugalvojau, tikrai neprisimsiu šitų laurų, čia mano mamos idėja. Man buvo 16 tuo metu. Verslas. Taip. Man buvo 16 tuo metu, tai aš tikrai dar buvau mokykloje, dar tokia, žinai, savam pasaulyje. Ir mano mama kažkaip sako, gal pabandom, nes jinai siuvo ilgą laiką namie, tada jau įkūrė savo siuvyklą, tai žodžiu, jau ta, žinai, drabužiai man tiesiog buvo, įprasta, aš jau augau tame. Tai kažkaip tai atėjo vieną dieną ir sako, gal pabandom, nes labai tikrai buvo populiaru tuo metu visokie kaip mugės, parodos, tokie renginiai, kaip Tempelenė ir taip toliau. O prieš kiek metų jūs susikūrėt? 8, jau būtų 8, jo. Tai kažkaip jinai taip pati ir sako, gal pabandom, nes visi taip kažkaip sako, daro, tai visai ir man fainai būtų padaryti. Tai mes taip ir pradėjom nuo kažkokių kolekcijų, nuo pirmų renginių, o pati žiūrim, kad užsisukom. Tai kažkaip jau aš nuo 18 viską pati perėmiau, jau sakau, gerai, atsiskirkim, aš imu šitą, tu gamybą imi. Tai žodžiu, viską kažkaip taip kartu pradėjom dirbti, daryti. Ir iki dabar, iki šiandien. Bet labai smagu girdėti, kad mamos čia buvo iniciatyva, nes šiaip iš tikrųjų tenka girdėti, kad tos kartos žmonės jie labiau tokie, samdomam darbe, kažkur kažką ir tai bijo kažką pakeisti, čia mama atėjo ir taip drąsiai dukrai, varom, darom. Tai čia iš tikrųjų labai faina girdėti, kad taip vyksta. Kažkaip mūsų šeima tikriausiai tokia visa versli, aš nežinau, aš net pagalvoju, man net senelis ilgą laiką nedirbo samdomam darbe, jo, jis turėjo savo verslą ir kažkaip ir dėdė, ir mama, ir taip kažkaip visi žiūrim, kad verslininkai. Geras, labai faina girdėti. Iš tikrųjų labai dar įdomu, kodėl būtent drabužių verslą pasirinkot. Minėjai, kad mama aišku siuvo visą kitą, bet rodos šitam sektoriui yra begalinė konkurencija. Jau drabužių siūna vos ne kas antras ir siūlo tikrai labai daug. O dar tuo metu, tarkim, net prieš tuos pačius 8 metus, tai tikrai buvo dar tokia kaip ir pradžia, galima galbūt sakyti, bet tikrai jau buvo tų, kurie ten tuos vėliūrinius kostiumėlius labai buvo ant bangos kažkurį laiką tikrai. Ir dauguma siūlė tą, kaip nepabijojai nerti į tą verslą, kur yra labai daug konkurencijos. Tuo metu tikriausiai net nepagalvojau. Žinai, kai tau 16, tu kažkaip negalvoji, kas bus blogai. Tu tiesiog esi užsidegęs, nori pabandyti padaryti, o šiaip iš tikrųjų, matai, tas rūbas mane lydėjo visą gyvenimą. Aš vaikystėje labai turėjau daug patyčių ir man drabužis buvo kaip mano išsigelbėjimas. Aš galėjau suprasti, ką piški pamaskuoti, ką truputį ir paryškinti, žinai, kur ten kažką padaryti taip, kad tu jaustumės gerai, kad eidamas tu ateitum į net tą pačią mokyklą kaip su šarvu. Man rūbas būdavo šarvas. Tai aš tikrai, žinai, sakau, aš augau tame, gimiau tame, mačiau visą tą procesą ir dar plius savo tą tokį, žinai, visada, kaip pasakyti, kaip išsigelbimą, kaip kažkokį šarvą naudojau. Tai man rūbas buvo tiesiog pagalba ir kai paklausė mama, ar nori, aš jaučiau, kad aš tikrai to noriu, nes aš ir vaikystėje ir lėlėm, ir savo siūdavau visokius įvaizdžius. Žinai, kaip sukiesi tame kiekvieną dieną. Tai tikrai mama galėtų daugiau istorijų papasakot, kaip aš norėjau eiti į mokyklą su savo pasiūtais rūbais, kurie dar nelabai atrodo kaip drabužis. Bet, žinai, nuo kažko turim pradėti. Tai kažkaip sakau, labai aš taip natūraliai priėmiau ir man pačiai buvo įdomu. Įdomu pabandyti, išbandyti save, pasižiūrėti, kaip ta kūryba, ne tik gamyba, bet jau net kūryba, kaip iš to, kaip aš sakau, audinio gabaliuko gimsta rūbas ir man tai net iki dabar yra wow, kaip galima iš tiesiog audinio padaryti, tiesiog nuostabų efektą. Aš dabar tavęs klausau ir man iš tikrųjų pačią net šiurpai per kūną, nes matosi ir jaučiasi, kaip tu kalbėjai apie tai, lygiai taip pačiai kaip yra ir kitų žmonių užsidegę, nežinau, galbūt dažytojas koks nors, kuris ten eina ir glosto visas sienas, tai lygiai taip pačiai tu su rūbais, kad audinukas čia toks ir galima, wow, tikrai nuostabu girdėti. Ir ar esi kažką dar baigusi su šituo ir studijavai kažką tikriausiai su tą kryptimi irgi? Taip, aš supratau, kad jeigu aš neriu, tai tada profesionaliai. Nedarykim paviršutiniškai, darykim taip, kad išmanyti tą. Tai aš tikrai ilgą laiką, kaip ir minėjau, su mama, jinai man tikrai labai mokė, mane rodė, man iš tikrųjų pamatą jinai man pastatė tokį, apie tą visą drabužių verslą.
Ir tada, aišku, aš pabaigiau jau studijas, tai esu jau diplomuota mados dizainerė. Tai taip gavosi, kad aš mokyklai svajojau būti muzikos mokytoja, gavosi, kad nuėjau ir tapau dizainerė. Tai labai džiaugiuosi iš tikrųjų, kad pabaigiau, nes tai irgi labai plečia tavo visas žinias, tavo visą mąstymą, matymą netgi. Tai ir, tikrai labai smagu ir netgi, pavyzdžiui, bendraujam iki šiol su kursiokiam, tai, labai gera, tikrai. Faina girdėti. Kaip gimsta tavo tie drabužiai? Iš kur semiesi idėjų? Ar tiesiog galvoje, nežinau, dainuojant duše, galbūt naktį ateina ten kažkokių idėjų? Kaip visas tas procesas pas tave vyksta? Nes jūsų drabužiai tikrai nėra tas standartas, kurį gali rasti visur. Tikrai, jūsų yra jie taip pritaikyti kiekvienai, tas yra tikrai labai įdomu, kad kiekviena moteris gali juos užsidėti. Tai va čia yra labai įdomu, kaip tau pavyko tokį dalyką sukurti. Šiaip viskas iš patirties, to, ko man reikėjo. Pavyzdžiui, aš turiu platesnius klubus, išraiškingus, tokius gražius moteriškus klubus, bet aš turiu problemą rasti tada kelnes, nes mano liemuo yra lieknesnis negu klubai ir automatiškai, jeigu man tinka per klubus, netinka per liemenį, arba atvirkščiai. Tai aš tiesiog supratau, ne aš viena turiu tą problemą, ką mes galim padaryti. Ir mes labai ilgai siuvykloj bandėm visokius pavyzdžius prasisiuvinėjom. Kaip padaryti taip, kad žmogus pats galėtų, net neinant pas siuvėją, tai pasidaryti, pasikoreguoti savo. Tai tada sukūrėm tą mūsų užsegimą su sagom, kuris be galo pasiteisino ir klientės tiesiog dėkoja. Taip, tai pavyzdžiui, švarką, kurį tu vilki, aš sugalvojau, kad kam reikalingas vienas švarkas su, pavyzdžiui, viena funkcija. Taip, jisai gali tikrai dėrėti prie visų stilių, viskas ok, bet kaip jisai dar galėtų palengvinti kasdienybę. Tai aš sugalvojau, kad atsekim rankovės ir padarykim liemenę tam, kad galėtum dar daugiau ir dar kitaip jį kažkaip suderinti. Iš to ir gaunas tą, ką aš pati noriu, iš kažkokios savo net asmeninės problemos. Tada, aišku, klienčių visokie norai, pasisakymai, patarimai. Ar dažnai būna, kad klientės iš tikrųjų sako, ko mes norėtume, ko mums reikia? Tikrai taip, ir aš labai jų klausiu ir kiekvieną kartą, pavyzdžiui, labai mėgstu gyvus susitikimus su klientėm. Tikrai labai darau tokius renginius pop-up tam, kad susitiksiu su savo klientėm. Ir kiekvieną kartą paklausiu, ko dar norėtųsi, kaip dar norėtųsi, kaip iš vis jums gaunasi, ta prasme, vilkėta rūba, ar patinka, ar netinka. Toks, žodžiu, aš visada tikrai labai atsižvelgiu į savo klientą, nes, čia ir yra esmė. Man yra, kad klientas jaustųsi ypatingas ir tą tokį pasitikėjimą keltų. Na taip, tu iš tikrųjų sprendi dauguma moterų problemų, kurios ir klubus turi, galbūt ir čia kažką nori paslėpti ir tikrai tie drabužiai puikiai atlieka visą savo tą funkciją. Kitas klausimėlis, kai jūs viską pradėjote, ar viskas tikrai ėjosi taip sklandžiai ir taip gerai, ar buvo tam tikrų kažkokių sunkumų? Tikrai buvo ir aš galėčiau sakyti, kad net ir dabar būna, nes verslas, kaip aš sakau, toks nepatogus žaidimas, kur tu kiekvieną dieną turi išeiti iš savo komforto zonos, kur tu kiekvieną dieną turi dirbti su savim, kad kažką padaryti tam versle. Tai toks tikrai dabar, jeigu atsiminčiau, didžiausias gal kaip proveržis, gal netgi pasikeitimas, tai buvo karantinas. Nes mes kai pradėjom, tai mes pradėjom nuo mugių, kaip ir minėjau, renginiai visokie. Ir žinai, mes tiesiog darbo dienom ten dirbam, aš iš mokyklos grįžtu, mes čia kolekcijas kuriam. Šeštadienį, sekmadienį mes dirbam renginiuose. Tai ir tada viskas taip ratuku. Ir gaunasi, karantinas atėjo, viskas, nebeliko jokių renginių, nebeliko jokių mugių. Tai mes, atrodo, tapom nebematomi. Ir tada jau aš supratau, kad arba darom... Tai buvo jūsų vienintelis matomumas, tai yra renginiai, taip, visiškai. Aišku, Facebookas, bet, toks, žinai, ne iki galo išdirbtas. Ir tada aš supratau, kad, arba darom, arba užsidarom. Tai tokia frazė mane lydėjo labai ilgą tą laiką, kol aš apgalvau, kaip tai padaryti. Ir tada pradėjau mokytis visų marketingo, verslo vystymo, pradėjau ieškoti žmonių, kad kažkaip man papasakotų, kaip tai daryti, kolekcijų, netgi fotosesijas, nes man viskas buvo nauja. Aš tiesiog, pasiūdavau ir nuveždavau. Ir viskas. Tai kažkaip, sakau, mes mokėmės ir gavosi taip, kad mes, tikrai tai papurtė. Bet labai gerą pusę, nes iš Facebooko tapo jau elektroninė parduotuvė, iš kažkokių mugių tapo jau mūsų renginiai, kuriuos mes patys darom. Tai iš to tikrai gavom tikrai didelį, kaip čia pasakyti, net pasikeitimą ir tą mato iki dabar žmonės, nes dirbam tikrai labai stipriai. Kaip tu jautėsi tuo metu, kai tau reikėjo visko mokytis? Pradėkime netgi nuo tų pačių socialinių tinklų, ten dar visokiausių marketingų dalykų ir taip toliau. Ar tau tai buvo sunku, ar tau tai buvo įdomu? Buvo įdomu.
Aš sakyčiau, kad buvo įdomu, nes, žinai, jeigu būtų neįdomu, aš tikrai to nedaryčiau, bet kažkaip man buvo toks azartas, nu ką dar galiu padaryti, kaip dar galiu padaryti, kaip kad žmonės matytų, ką reiškia iš vis marketingas, aš niekada nežinau tokio žodžio. Ir sakydavau, ai, tai ten tik tai, kur labai, kai daug pinigų turėsi. Pasirodo, ne, nu, tiesiog taip, žodžiu, čia toks, sakau, tas visas procesas taip natūraliai gavos ir sakau, mes va taip nuo karantino visiškai perversmas įvyko, netgi logotipo pakeitėm, nu, žodžiu, viską nuo pamatų pakeitėm. Ir aš tikrai džiaugiuosi, kad tas karantinas ir tas laikotarpis buvo, nes tai iškėlė mus į dar didesnį ir aukštesnį lygį. Bet čia iš esmės labai geras dalykas, tas yra supurtimas, nes tikrai dažnai tenka girdėti, kad verslai užsisėdi kažkokioje vienoje patogioj zonoje. Ir paimtum netgi tą pavyzdį, kai dabar buvo dingę visi socialiniai tinklai kažkuriam laikui ir viskas. Ir ką daryti? O kaip, jeigu mano visas verslas pastatytas arba ant vienos platformos ir viskas. Ir daugiau nieko tokio šalimais kaip ir neturiu. Tai čia yra labai geras dalykas turėti kažkokius kelis variantus. O dabar ar dalyvaujate dar renginiuose, kažkokiose mūgėse, gal fotosesijas kažkokias rengiate ir panašiai? Dabar tai nedalyvaujame jokiose parodose ar mūgėse, bet rengiu savo, kaip ir minėjau, tokie pop-up renginiai. Tai turėjom jau 3 renginius Vilniuje ir dabar turėsim balandžio 14 Kaune. Tai jaudinuos, laukiu tiesiog. Ar labai pasiteisina tie renginiai iš tikrųjų? Tikrai taip. Man būtent tas, kad ateina žmogus, tą ryšį mes sukuriam, pamatom vienas kitą, susipažįstam ir aš sakau, aš galiu jį išklausyti, jis gali mane išklausyti ir patarimus kažkokius gauti. Ir tikrai ateina klienčių ir tikrai jos visos tą patį pasako, labai jauki atmosfera. Tikrai taip, labai faina, iš tikrųjų, kai kartu susipažinom irgi tas iš karto toks kaip ir vaibelis, viduje sugrojo, kad tikrai labai einat per tą nuoširdumą, atvirumą tokį su klientais, tas yra tikrai žiauriai svarbu. Kalbėjomės truputėlį apie konkurenciją, bet dabar norėčiau taip labiau į gylį. Ar tau tenka sulaukti piktų konkurenčių, kažkokių, kurios bando kažką nukopijuoti, kažką įgelti? Nes, pripažinkim, moteris tikrai su moterim labai dažnai konkuruoja ir drabužių verslas tikrai yra labai konkurencingas. Ar teko susidurti su kažkokiam tokiam situacijom? Tokių kažkokių stipresnių situacijų neatsimenu tikrai, gal buvo kažkokių tokių, bet aš labai visada stengiuosi eiti kaip tik draugiškai. Man tas net žodis konkurentai, mes partneriai, nes mes tame vis dirbam ir visi tame būnam ir sukamės tame rate. Tai man atrodo kažkaip tai palaikyti tuos šiltus santykius yra tikrai kur kas geriau negu bandyti perkasti galvą ar gerklę jo. Ir aš tikrai turiu tokių prekinių ženklų, kurie, kaip draugai, mes sakau, tiesiog susitinkam, pasibėdavot kartais ir pasidžiaugti. Ir taip kažkaip pabendraujam ir sakau, aš kažkaip nevertinu taip, kad konkurentas. Labai smagu. Irgi man taip atrodo, kad visgi reikėtų daugiau eiti per tą būtent, kad esame partneriai, dirbam tiesiog vienoje nišoje ir nereikia čia vienas kitam perkast gerklės, kad įrodyti, kad aš ten esu kažkoks ir taip toliau. Kaip tu pati tvarkaisi su įvairiais emociniais iššūkiais, nes versle tikrai būna visko ir tų pačių nuopuolių, pakilimų, kaip jau ir kalbėjom. Kaip emociškai tu jautiesi tuo metu? Ar tau nebuvo kilę tokių minčių, kad velniop, čia viską nebenoriu, išeinu, nebedarysiu? Buvo ir tikrai būna. Kada buvo pirmą kartą, kai nutiko toks dalykas? Koks tai įvykis buvo galbūt, ar kažkas įtakojo? Pirmą, nežinau, bet tikrai labai atsimenu, prieš kelis metus turėjau tikrai labai stiprią tokią duobę, kur atrodo, kaip ir viskas jau važiuoja, bet kažkaip dar ne taip ir tada toks pasimetimas ir kaip tu sakai, aš jau tiesiog sakau, ne, aš negaliu, tikriausiai ne man. Sakai, kad duobė, bet galbūt kažkokie tam tikri įvykiai tiesiog įtakojo tą dalyką, kad, kaip ir viskas gerai, bet kažkas man čia viduje galbūt tik tai čia gal su manim kažkas yra negerai. Tikrai neatsakysiu taip, nes nežinau, kas ten buvo, bet ten daugiau tas vidinis buvo. Galbūt tas kažkoks pametimas savęs, savo tokio pasitikėjimo, savo tikėjimo iš vis prekinio ženklų. Nes sakau, konkurencijos tikrai daug ir kad tave pamatytų yra tikrai, sunku. Ir brangu, jeigu taip tiesiai šviesiai. Tai atrodo, viskas tiesiog savaime, jeigu neleidi reklamos, tai jis nemato, nėra pardavimo, ne? Jeigu nėra pardavimo, aš negaliu investuoti į reklamą. Ir toks ratas, kur aš tiesiog atrodo jau pasidaviau ir tikrai jau rašiau CV, jau ėjau į pokalbis darbo ir sakiau, priimkit mane kas nors tiesiog dirbti. Geras, ir kaip iš to išlipai? Man kažkaip tikriausiai pasisekė gyvenime, kad aš sutikau nuostabes 2 moteris. Tai aš sutikau savo verslo mentorę Miglę ir savo coacherę psichologę Tomą. Ir jos kažkaip mane dviese paėmė, po truputėlį užtraukė už ausų, bet taip konkrečiai.
tu jų pati ieškoji, ar jos tiesiog kažkaip savaime atsirado? Nes tikrai būna, kai žmonės susiduria su problemom, jie eina tiesiog pradeda ieškoti įvairių pagalbos būdų ir taip toliau. Kartais kai kurie atvirkščiai, kaip ir tu sakai, eisiu, aš CV išsiųsiu, paimkit mane kas nors, kur nors ir atstokit. Ar tos moteris pačios atsirado, ar tu pati jas suradai? Aš tikriausiai, žinai, padariau vieną žingsnį, o po to žingsnio domino namelis atsitiko. Tai aš tiesiog, sakau, pradėjau mokytis ir taip stipriau mokytis, kaip dar galėtume mes padaryti tą marketingą ir visą tą strategiją, pavadinkim, verslo. Ir tada, taip sakau, atsirado verslo mentorė, jinai dar supažindino mane su coacherė, mano psichologė. Ir kažkaip, sakau, man tiesiog taip, pasisekė, taip tai aiškiai turėjo būti. Jos mane abidvi tikrai taip atstatė ir iki dabar. Iki dabar mes dirbam ir iki dabar aš dirbu su savim, nes, sakau, verslas tikrai labai nepatogus ir tikrai būna tokių momentų, kur atrodo, nebegaliu, viskas, pavargau, bet vėl dirbi, vėl kalbėsi, vėl bandai ir kažkas pavyksta. Kokios yra tos savybės, kurias tu savyje bandai pakeisti, kai atsiranda kažkas negerai ir panašiai? Ką tu jauti? Tiesiog man labai įdomu sužinoti, kaip tu pati jautiesi, nes aš tikrai puikiai suprantu, apie ką tu kalbi. Tiesiog norisi išgirsti galbūt tą emociją, kurią tu jauti tuo metu, kai tau yra blogai ir kaip tu su ją susitvarkai. Aš tai tikrai jaučiu didelį nerimą. Iš to nerimo ateina ir labai stiprus stresas, kur aš atrodo, viskas suvaržyta, man nei kūryba, nei niekas, aš nieko negaliu daryti, atrodo dreba viskas, ten širdis daužosi. Aš tikrai jau ir pas kitus psichologus, jau net prašiau vaistų, sakau, duokit, kad tiesiog aš kažkaip atsipūščiau, bet sakau, Toma mane tikrai labai mokina panaudoti kitus metodus, panaudoti įrankius, su kuriais tu gali, pavyzdžiui, pasižiūrėti iš pozityvios pusės. Negalvoti, kad kažkas ne taip, o galvoti, ką aš turiu ir kas yra gerai ir už ką aš esu dėkinga. Ir iš tikrųjų mes net nepamatom, kiek mes turim. Tikrai ir kartais tiesiog akcentuojam tą, kas yra blogai. Tikrai taip, labai pritariu. Ir tas nuolatinis darbas pačiam su savim, tai yra tikrai geriausias tikriausiai dalykas, kuris gali būti versle, ką tikrai kiekvienas turėtų daryti. Kaip jūs įsivaizduojat savo ateitį? Nežinau, aišku, galima sakyti, kad apie planus reikia ten kalbėti tyliai ir panašiai, bet man atrodo atvirkščiai reikia drėbti, kad mes ten po 10 metų būsim ten ir darysim tai ir tai. Kaip tu matai jūsų prekės ženklą 10 metų, tarkim, perspektyvoje? Aš tikrai žinau, kad mus sužinos apie mus ir tikrai žinos daugiau moterų. Tikrai žinau, kad aš jas padarysiu laimingas, nes, čia sakau, ir mano yra ir misija, kad padaryti jūs visas laimingas, kad visas gražias, pasitikinčias, tai tikrai tą žinau, kad aš tą padarysiu. O kitų planų, tai iš tikrųjų, čia, žinai, toks šalutinis. Man tie visi kiti pakeitimai, fizinės parduotuvės, taip labai būtų smagu, bet... Ar norėtumėt, tikrai apie fizinę parduotuvę pakalbėkim, nes iš tikrųjų jūs kaip ir neturit, pas jūs yra elektroninė, teisingai. Elektroninė ir studija arba dar mūsų pop-up renginiai. Taip. Ar nesinorėtų turėti fizinio butiko, sakykime? Norėtųsi, bet irgi, žinai, visai neseniai jau per šitą etapą. Ir irgi tas buvo toks, kur, jau man nesmagu, nerimas kyla, ką čia daryti. Tai aš tada atsisėdau, kaip jau verslininkė, tai tada viską išskaičiavau skaičiais, kaip būtų, jeigu būtų. Tai supratau, kad, šiam laikui tikriausiai tie pinigai būtų vertingesni investuoti į kažką kitką, kad neatsidarinėti fizinės, nes kol kas aš nematau, ar tikrai mes galėtume tiek, kaip čia pasakyti, patemti, ir ar tikrai ateitų tiek žmonių. Tai tikrai labai norėčiau ir tai tikiuosi padarysiu per pusę metų, bet dar, truputėlį reikia paaugti. Aha, bet iš esmės kol kas tikrai užtenka, manau, tos elektroninės ir tų renginių, kaip minėjai, nes tikrai jūs dabar tapote tikrai labai matomi, nes tikrai jūsų reklamų yra labai daug visur. Tikrai labai dažnai tenka matyti, nežinau, galbūt dėl to, kad ir pati rengiuosi ir pati domiuosi to. Tai labai, sakau, tiesiog įdomu pamatyti, kaip įsivaizduoji dar tą augimą savo, iki kur jūs daisite. Fizinė parduotuvė, tai bet ar planuojate plėstis galbūt, nežinau, užsienį tą patį kažkur ir panašiai? Irgi galvoju apie tai, bet sakau, čia viskas taip žingsnis po žingsnį, čia negali būti tiesiog taip, čia turi būti viskas išskaičiuota, suplanuota, pagalvota, tai užsienis tikrai laukia mūsų ir aš jau laukiu, pasižiūrėsim, kaip bus. Šiaip aš iš tikrųjų, vis tiek mano yra intencija padaryti Lietuvos moteris laimingas, tai man atrodo, pradėkim nuo čia, padarykim čia gerai ir tada plėskimės, kiek tik galim dar plačiau. Tai
sakau, baimė, tai man atrodo, nu dar ateities turi, tai ohoho, spėk tik tai gaudyti ir spėk tik tai viską daryti, nes kaip aš sakau, auga mano verslas, bet augu tai ir aš, nes aš tikrai pradėjau jauna nuo nulio žinių, nuo nieko, tai man atrodo, čia mes dar turim ką padaryti. Tikrai taip. Laura, kokių patarimų galėtum duoti tom moterim, kurios, na, galbūt irgi svajoja, svarsto apie savo veiklą, bet nežino, nuo ko pradėti, gal kažkokius tokius esminius 5 galėtume apžvelgti, ką galėtum patarti kiekvienai. Nes tu pradėjai ganėtinai jauna, būdama 16 metų, čia, na, tarkim, tikrai 16 metų galbūt ne kiekvienas galvoja apie verslą ir visiškai apie kitokius dalykus, galima taip pasakyti. Tai ar manai, kad tokiam jaunam amžiui jau tu gali kažką pradėti? Ar verta pradėti? Aš manau, kad taip, svarbu tik noras. Nes visą kitą tu arba išmoksi, arba sužinosi, arba pasisamdysi žmonės, kurie tai galėtų padaryti. Nu, čia yra jau mažiausiai. Svarbu yra noras, vidinis tas tikrai užsidegimas ir viską padarysi. Viską, tikrai. Na ir kelis tos patarimus tada, kaip nebijoti pradėti. Kaip nebijoti. Nu, kaip pat mano Tomas sako, tiesiog pradėti, tiesiog daryti, nes sako, bijo tas tinginys to nedarimo, bet kai tu pradedi daryti viskas kažkaip savaime, sakau, žingsnis po žingsnio, tai pradėkit, nebijo, nu, aš suprantu, kad bijosit, nes ir aš bijau kiekvieną dieną, bet tas su tuo tokiu, su tą baimę susidraugaukim, kad tai tiesiog, tai mane, kaip pasakyti, kaip mano varikliukas, pavadinkim taip, pakeiskim šiek tiek požiūrį netgi į tą baimę, kad, nu, nesusikaustykim, o kad, okei, pavarysim, padarysim. Ačiū tau labai, Laura, kad sutikai papasakoti visą savo istoriją.